Reikia nei religija, nei sekta, nei kažkoks mokslas. Tiesiog, kai tu gyveni su šiek tiek kitokia energija, su geresnė energija, su gražesnė, su šviesesnė, tai kai daugiau apšvietimo tavo kambarį, kai yra šilčiau. Man kažkaip kuo toliau, tuo labiau norisi sakyti, kad tai nėra nei sistema, nei mokslas, tai tiesiog gyvenimo būdas. Tai va, kai tu turėdamas tą energiją, kai teka per tave tą energiją, tu gali su ją daug daugiau nuveikti, daug šviesiau nuveikti. Kai tu turi tą įrankį ir kai tu gyvenime gali bet kada, bet kurio momentu juo pasinaudoti. Jeigu tau skauda kažką, jeigu blogai jautiesi, tu gali pasinaudoti. Jeigu tavo artimui skauda ar reikia pagalbos, tu gali jam padėti, ar draugui. O šiaip gali gėlės pagydyti, gali šuniukus pagydyti, gali maistą pakrauti su tą energiją. Tai yra begalė veiklos, kur tu gali tai panaudoti. Kaip pati energija universali, taip jos ir panaudojimo būdas yra universalus. Tarkim, kai darom grupinius gydymus, pakanka kartais 5 minučių tik tai tam seansui. Dėl to, kad tai yra labai didžiulė, labai stipri energija aplinkui. Tai be abejo, visą laiką kuo daugiau tai daro, tai su stipresnė energija viskas vyksta. O kokiems žmonėms rekomenduotumėt ieškoti ar susirasti reikia mokytojo? Visiems. Pradedant nuo mažiukų vaikų, kurie jau nors kažkiek sąmoningi yra. Kaip mano mokytojas sakydavo, nuo 4 metų jau taip ramiai sau galim. Tai va, ir iki senukų. Veikia. Veikia ir labai stipriai veikia.